čia tai smagiai. Nu ką, trečias raundas, ypatingas trečias raundas. Kovotojas Henrik Montė, didysis. Jisai žinomas, labai agresyvus žaidėjas, daugiau žaidžia Omaha. Daugiau Omaha žaidžia, dėl to teklas jam sunkiau yra, manau, čia mes rasim vietą, kur jisai pasijaus biškiai silpnesnis. Aplošim kaip nors čia, tai jau. Vat iškart sunkiau šnekėti, praktiškai, kada žmogus sėdės šalia tavęs, tu net negali normaliai. Koks vargas, vienas vargas. Na, aš čia per daug nepasakosiu dabar, kaip ką galvoju, nes vat kolega viską klauso, dėl to bandysiu taip koncentruotis ties žaidimu, jums papasakosiu, nežinau, apie Euroviziją, va, dabar eisim žiūrėti visi, jeigu spėsim lietuvių pasirodymą. Rusai vakar neblogai pasirodė, nežinau, kas girdėjo, negirdėjo, siūlau pasiklausyti labai man bent jau asmeniškai graži daina. Galim pašnekėti apie valstybės krizę, apie... Velnės, Dariau. Ką turi, Dariau? Dar prieš turnyrą prašiau, prieš šitą raundą prašiau, Dariau, sakau, tik tai, kad tik ne tave ištraukčiau, kad tik nesutim žaiščiau, nes man gadina visus mano video ir aš taip stengiausi, dabar va, gavau Reis Dariau. Labai gerą kortą. Galim išmest drąsiai. Tai jis Dariau, sugadinai man visą turnyrą. Na, teks nubaus mums, aišku. Nemanau, kad pasiduosim. Reis 5x100, čia ko jis ieško, kvailelio, aš tai čia ne. Mes normaliai reizinom, kaip žmonės. Normalų, solidų skaičių. Norėčiau Olin pušint, bet jau visai komitina save su savo nesąmoningų drogų kažkokiu tai įsivėliau. Arba jis tiesą klausė, prieš tai pokalbį mano tiesą įrašinėjau video, prieš tai raundę ir žmogų baudžiau, kuris limpina. Sakiau, kad va limpina, tai aš reizinu automatiškai ir jisai tada išmeta. Tai viskas būtų gerai, jeigu jis būtų neklausęs, bet kadangi jisai klausė, dabar velneva, susidėtingėja žaidimas, reiktų gal į kitą kambarį eiti. Labai mano žiūrovams nepatiks, kas čia vyksta, nes nei komentavimo normalaus neišgaus. O dar Darius naudoja prieš mane visas... vargas. Laikykimės. Eurovizijai laikykimės ir čia. Reis. Yra. Betinam biškį. Foldam. Gerai. Kažkaip dabar reikia galvoti, kaip naudot pokalbį link... Dabar jau nereisinsi, aišku, žmogus. Kaip sunku. Manau, jis turi dvejetuką. Neturi dvejetuko. Turi 7-5. Keistuolis. Va čia keistais žaidė. Matai, va, kai panaudojau pokalbį, va su juo, jisai girdi, ką aš šneku. Pelnai paimti. Labai geras žaidimas pas mane. Reisdam su nesąmonė. Čekuojam paskui. Mūsų bankas. Tai ką, iš nupirko dvejetuką? Apgailėtina, kad kolinas su dvejetuku prieš flopą. Dariau, pasiduok kaip nors pasiduok. Bandau papirkt, nes čia pinigai dar kol kas mažiais, ten pusfinaliai ir finaliai jis neatsilaikys prieš rimtus kovotojus. Tai aš jam siūlau kažkokią avantūrą, kad reizina, 4-5x, taigi taip nedaro žmonės normalus. Yra... Ko tu taip greit spaudai viską, Dariau? Net nėra kada pagalvot kažkaip, vat jisai tokį tempą naudoja, jisai specialiai priešininką. Jis tokį greitą žaidimą, reakciją, tu pats paskui pradedi spaudyti automatiškai, mažai galvodamas ir tada įsiveri į nesąmoningas vietas, o vietoj to, kad pagalvotum, tiesiog jis diktuoja žaidimo tempą. Va čia puikus pavyzdys visiems žiūrovams, kaip diktuojamas yra žaidimo tempas. Yra. Kolinsiu bet kiek. Gerai, žiūrim flopą. Čia kreis. Čia kreis būtų buvęs. $2.70. Geras betas. Dariau. Jis girdi tylę. Geras betas, sako. Ką tu galvoji, aš blogai betinu? Turi 7-tuką. Neblogas foldas. Viskas. Iniciatyva. Neperėjom iniciatyvos jokios.
Oi, dar jį reikia atsigriepti. Kažkaip pradžioje labai susivėliau, tai mane jis tenais pakaliečino 90. Daugiau nieko negaliu pasakoti žiūrovams, tai pasakosiu apie savo bet-sizus, kurias ar taip visi mato. 90 dar. Aišku, Olin, negaliu atsakyti.